Labą dieną, susirinkome aptarti rytoj prognozuojamų pavojingų reiškinių Lietuvoje. Tiesa, ne visoje Lietuvoje jie bus vienodi ir jų kombinacijos gali skirtis. Tai situaciją plačiau pakomentuos Meteo LT sinoptikė Edita Gečaitė. Labą dieną. Tai iš tiesų artimiausią parą, labiau rytojaus dieną, situacija bus gana pavojinga ir net labai pavojinga. Tai iš pietų artimiausią naktį artinsis ciklonas aktyvus. Tai pradedant pietiniais rajonais su lietumi jis ims keliauti per Lietuvą. Tai naktis dar palyginus bus rami, lietus numatomas visoje Lietuvoje ir tik vietomis daugiausia pietų Lietuvoje jis bus smarkus, bet dar kol kas tie kiekiai nebus labai ženkliai dideli, bet jau paryčiais pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų ir akcentas čia būtų, kad vakarų Lietuvoje to lietaus bus visai nemažai, netgi kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis, kai kuomet viršyje 50 mm, o šiaip vakarų Lietuvoje daug kur smarkus lietus tarp 15–40 mm turėtų pasitaikyti. Tai didžiojoje vakarų Lietuvos dalyje. Taip, bet dar pagrindinis akcentas galbūt turėtų būti ne lietus, o vėjas, nes iš tiesų rytoj numatomas smarkus vėjas ir netgi labai smarkus. Tai vėjas iš pradžių pirmoje dienos pusėje pūs iš pietų pietryčių, bet po truputį pereis į pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų kryptį. Na ir gūsiai, vėjas toks 15–17 metrų per sekundę ir jau nuo maždaug 11 valandos jiems stiprėti ir antroje dienos pusėje išplis į daugelį rajonų gūsiai, bus 18–23 ir štai vietomis bus pasiektas ir stichinis rodiklis, kurio metu vėjo greitis pasieks 24–27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28–30 metrų per sekundę. Tai pagrindinis akcentas rytojaus dieną yra vėjas, nes jis numatomas didžiojoje šalies dalyje ir pasakyti, kur tiksliai bus tie stichinio vėjo sustiprėjimai, tai negalime, nes tikimybė yra visoje Lietuvoje, tai vietomis 24–27 metrai per sekundę visoje Lietuvoje. Tai iš tiesų labai pavojinga ir tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų, tai reikėtų pasiruošti tam. Kokių priemonių turėtų gyventojai imtis, norint apsaugoti tiek savo turtą, tiek savo artimuosius? Tai pirmiausia, aišku, rytojaus, jeigu yra ten kažkokių suplanuotų veiklų lauke, tai jau reikėtų apgalvoti ir viską perkelti į vidų. Na ir savo turtą asmeninį saugoti ir žinoma, jeigu yra galimybė kažką susinešti į vidų, automobiliai žinoma ne po medžiais, na tiesiog apgalvoti savo turtą lauke ir viskas jeigu ką įmanoma susigabenti į vidų. Minėjot, kad tiksliai nežinot, kur tie stichiniai vėjai bus, bet kokia situacija pajūryje, kada tęsis sezonas? Taip, pajūryje, kaip jau minėjau, vėjas bus pats stipriausias, netgi gūsiai iki 28–30 metrų per sekundę, tai tikrai pavojingas, užtektų ir mažiau to vėjo, kad padarytų reikšmingos žalos, tai iš tiesų pajūryje situacija sudėtinga, bet ir visoje Lietuvoje, kad ir bus gūsiai 18–23, jų pilnai pakaks kažkokiai žalai padaryti, čia yra pavojingi gūsiai. O 24–27, tai, kaip minėjau, jau pasiekė stichinį reiškinį. Tai dar kombinacija lietaus ir vėjo sudaro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, jie bus šlapi, aplyti dar sunkesni, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų, lūžimų bus daugiau. Ką matysim kitą savaitę? Kitą savaitę jau ženkliai geresnė, tikrai orai pagerės, nebus ten labai šilta, bet jau sekmadienio naktį dar daugelį rajonų dieną jau vėjas nurims ir tik vietomis 15–20 metrų per sekundę gūsiai.
Dėkui.